Barry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigius Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras, bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuožti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė ji maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo, Dolita turėjo šaunų sumanymą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jo svajonė, jis galės nušliuožti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. 3 draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuožti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Iššliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo į gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elneragis Saulius. Mažasis Raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Ta vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Barry and Dolly say, what will we learn today? The yellow Geltonoji boružėlė. Pagaliau atėjo pavasaris. Dolita nusprendė, kad pats metas sutvarkyti gėlių darželį.
Jis susirado kastuvą ir grėblį, o galvą apsirišo raudoną skarelę su juodais taškučiais. Vos išėjus į lauką išgirdo kažką dejuojant už jos namelio. Kristupai, atrodo, tau lūžo sparnas, sušuko Boružėlė. Saulė pašvietė man į akis ir aš trenkiausi tiesiai į medį, aš rimtai susižeidžiau, pasiskundė Kanarėlė. Tuo metu prie jų priėjo Sraigius Beris ir Elneragis Saulius. Sauliau, būk geras, pakvies daktarą Pelėdą, Kristupui lūžo sparnas, liepė Dolita Elneragiui. Daktaras Pelėda atvyko greitai. Panašu į labai sunkų lūžį, tarė jis rimtai. Paskui lėtai ir atsargiai sutvarstė lūžusi Kristupo sparną. Žinai, Dolita, vieną dieną tarė Kristupas, saloje, iš kur atskridau, gyveno Boružėlė. Rimtai? Ar ji raudona su juodais taškeliais kaip ir aš? Susidomėjusi paklausė Dolita. Ir koks jos vardas? Ji vardu Kotryna. Jos sparnai ne raudoni, o geltoni, bet taškeliai juodi kaip ir tavieji. Ji labai į tave panaši. Gal keliaukim kartu į salą, kai mano sparnas sugis ir tu su ja susipažinsi. Kokia puikia mintis. Ar Beris gali keliauti kartu? Aišku, gali. Ant mano nugaros užteks vietos jums abiems. Po kelių dienų daktaras Pelėda atvyko aplankyti sužeistos Kanarėlės. Jis džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad Kristupo sparnas visiškai sugijo. Kanarėlė padėkojo Pelėdai už pagalbą, užsikėlė Berį ir Dolitą ant nugaros ir iškeliavo į savo namų saloje. Netrukus jie jau skrido virš plataus ežero su daugybė mažų salelių viduje. Matot, mes skrendam į tą salą. Mano lizdas yra aukščiausio medžio viršūnėje. Tvirtai laikykitės, tuoj nusileisim. Kristupas švelniai nusileido ir Beris su Dolita nulipo žemyn. Nepagausit, sušuko geltonos spalvos vabalė oranžinė suknelė. Ji kalbėjo su blusomis bėgančiomis paskui ją. Atsargiau, suriko Dolita, bet vabalė atsitrenkė tiesiai į ją. Atsiprašau, nenorėjau tavęs pargriauti. Aš vardu Kotryna, o tu? Tai tu, Kotryna? Mes atkeliavom susitikti su tavimi. Mano vardas Dolita ir aš sukoriau ilgą kelią, kad susitikčiau su savo pusseserė Boružėle. Sutrikusi paklausė Kotryna. Taip, tu turi juodus taškelius kaip ir aš. Tik tu esi geltona, o ne raudona. Oho, tu teisi, pasakė geltonoji Boružėlė. Eime, parodysiu tau savo namus, pakvietė Kotryna. Vos tik Beris su Dolita pamatė Kotrynos namą, iškart pradėjo kvatoti. Mano namas yra lygiai toks pats kaip šis, tik manasis raudonas. Beris, Dolita ir Kotryna ilgai vaikščiojo po salą. Čia yra pušynas, šalia kurio teka upeliukas. Mes patys pastatėme tiltą per jį, išdidžiai paaiškino Kotryna. O kas ten pievos viduryje? Panašu į čiuožyklą. Taip ir yra. Tai ypatinga gėlių čiuožykla. Eime, parodysiu. Ar ir aš galiu pabandyti? Žinoma, lipk čionai. Kotryna atsisėdo ir nušliuožė spiralinę čiuožyklą. Beris, Dolita ir Kotryna šliuožė, kol pradėjo temti. Jau vėlu. Ateikit, parskraidinsiu judu namo, pasakė Kristupas. Atsisveikindamos Dolita su Kotryna apsikeitė skarelėmis. Saugiai grįžkit namo, palinkėjo jiems Kotryna. Kada nors vėl mane aplankykit. Buvo jau visai tamsu, kai Kristupas atskrido prie taškuoto Dolitos namo. Švietė mėnulis ir dangus buvo pilnas žvaigždžių. Berry and Dolly say, what will we learn today? Imbieriniai sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego antklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame Boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo.
Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė ji Beriui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užuodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį? Paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airisė ledo vabalė. Ak, Airisė, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip, mačiau, tai šarkos darbas, ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko kirmėliuką. Sveikas, kirmėliuk, šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrido? Kirmėliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė Burbuliuką ir Edviną, statančių sniego senį. Gal matėte šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip, mes ją matėm, ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai, šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėdsakais, jie nuves mus prie šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėdsakais ir jie nuvedė juos iki pat šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į šarkos duris. Ar tu nusinešei mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik šarka atidarė duris. Taip, aš. Buvau labai alkana. Pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį. Bet galėjau jį jum gražinti. Nedera imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengėsi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk gražino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, bitinas Baltazaras ir elneragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė šarka. Gal užeik ir prisijunk prie mūsų, šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plepėjo ir juokėsi iki sutemų. Berry and Dolly say, what will we learn today? Blogas sapnas. Buvo audringa naktis ir Sraigius Beris ruošėsi miegoti. Jis išsivalė dantis ir šoko į lovą. Bet staiga jis išgirdo keistą triukšmą lauke. Turbūt tai tik vėjas. Bet triukšmas pasikartojo. Kas galėtų būti? Jis užsidėjo šlepetes ir atidarė duris, bet lauke nebuvo nė gyvos dvasios. Turbūt tai tik mano vaizduotė, pasakė jis ir grįžo į lovą. Bet kažkas vėl pabeldė. Kas ten? Sumurmėjo Beris. Jis atidarė duris ir pažvelgė laukan. Kirmėliuk, užeik vidun. Tu toks mažas, kad aš tavęs nepamačiau. Kas nutiko? Sapnavau blogą sapną. Ar galiu nakčiai likti pas tave? Paklausė kirmėliukas. Žinoma, gali.
Beris surado kartoninę dėžę ir padarė iš jos lovą kirmėliukui. Prašom, gali miegoti čia. O kuo aš užsiklosiu? Gali užsikloti mano miego kepurę. Ji visai kaip miegmaišis. Puiku, kirmėliuk, o dabar miegokim, aš labai pavargęs. Beris jau sapnavo pirmą sapną, kai kirmėliukas jį pažadino. Ar gali man įjungti šviesą, Beri? Aš bijau tamsos. Šią naktį toks ryškus mėnulis, tau nėra ko bijoti, o dabar pabandyk užmigti. Bet juk tamsu. Nenusileido kirmėliukas. Ne tamsu. Tamsu. Gerai jau. Atitrauksiu užuolaidas, kad galėtų matyti mėnulį ir žibančias žvaigždes, o dabar miegok. Nepatenkintas pasakė Beris. Sraigius užsitraukė antklodę iki pat nosies ir greitai užmigo. Bet kirmėliukas jį vėl pažadino. Noriu gerti. Tai atsigerk, kirmėliuk, supyko Beris. Negaliu pasiekti, prašau, padėk man, Beri. Aš noriu tik lašelio vandens. Ačiū saldžių sapnų. Beris būtų susapnavęs saldžius sapnus, jei kirmėliukas nebūtų jo vėl pažadinęs. Aš noriu valgyti. Jau per vėlu valgyti, pavalgysim pusryčius ryte. Bet aš alkanas, per tą audrą nevalgiau vakarienės. Skundėsi kirmėliukas. Ačiū, daugiau tavęs netrukdysiu, pažadėjo kirmėliukas, bet neištesėjo savo pažado. Beri, negaliu užmigti, man baisu. Sušuko jis vėl, prikeldamas mažą sraigių. Ko tu bijai? Pavargęs nusižiovavo Beris. Nežinau, prašau, papasakok man istoriją, nuo kurios aš visad užmiegu. Gerai, papasakosiu, vis tiek dabar jau neužmigsiu. Ir Beris pradėjo pasakoti kirmėliukų istoriją. Jis jam papasako apie tai, kaip aitvaras nuskrido tolyn, kaip jie rado grybuko kepurę, kaip daktaras Pelėda išgydė jo ausies uždegimą, apie tai, ką šimtakojis gavo kalėdoms. Bet kirmėliukas jo negirdėjo, nes jau seniai miegojo. Pagaliau Beris užmigo. Kai jie pabudo, audra buvo nurimus ir švietė saulė. Matai šį paveikslėlį prie mano lovos? Kartais ir aš sapnuoju blogus sapnus, o kai tai nutinka, aš pagalvoju apie fėją. Ji padeda nuvyti šalin visas bjaurias mintis ir blogus sapnus. Nupiešiu tau ką nors, kas tau labai patinka, galėsi pasikabinti tą paveikslėlį virš savo lovos. Jei būsi liūdnas, pažvelgsi jį ir iškart pasijusi geriau, o visi blogi sapnai taip padings. Saulė, nupiešk man saulę. Man ji labai patinka, visada šypsosi. Labai gražu. Ačiū tau, pasakė kirmėliukas. Pasikabink jį virš savo lovos, pasakė Beris. Kirmėliukas paėmė paveikslėlį ir laimingas nuėjo namo. Berry and Dolly say, what will we learn today? Vėjo malūnas. Vieną vasaros dieną Beris ir Dolly žaidė badmintoną prie malūno. Staiga jie išgirdo verksmą. Jis sklinda iš tos pusės, pastebėjo sraigius. Jie patraukė link ten, iš kur girdėjosi verksmas, ir priėjo malūną. Ten jie rado miltvabalį sėdintį ant žemės ir verkiantį. Kodėl tu verki? Paklausė jie. Audra sulaužė malūno sparnus ir aš negaliu jų pataisyti, pasiskundė miltvabalis. Pasikvieskime kitus. Stenlis turi pjūklą, Baltazaras turi plaktuką. Visi kartu mes juos pataisysim, pasiūlė Dolė. Gerai, šniurkštelėjo miltvabalis. Ir boružėlė nuskrido pasikviesti draugų. Netrukus pasirodė Stenlis, Baltazaras, Zefira, Edis, Burbuliukas ir Morisas. Jie visi ėmėsi taisyti sulaužytus sparnus.
Jie plušėjo ištisas 2 dienas ir galiausiai darbas buvo baigtas. Valio, sparnai kaip nauji, džiaugiasi miltvabalis. Rytoj vėl galėsiu malti, pagaminsiu miltų ir iškepsiu jums šviežios duonos. Bet kita diena prasidėjo prastai. Vėjas nerodė jokio noro pūsti, o sparnai be jo pūtimo nesisuko. Miltvabalis vėl pradėjo verkti. Viskas gana, neverk. Mes juos pastumsim, gal tada jie pradės suktis. Pasiūlė Stanlis ir visi jam pritarė. 6 sparnus stūmė 7. Stanlis, Baltazaras, Burbuliukas, Edis, Zefira ir Morisas. Jie stūmė ir stūmė, bet netrukus pavargo. Taip ir neiškepsiu duonos, dejavo miltvabalis. Einu paprašysiu vėjo papūsti, nusprendė Zefira ir nuskrido aukštyn. Ji mandagiai užkalbino vėją. Mielas vėjau, gal galėtum papūsti, nes nesisuka malūno sparnai, o miltvabalis verkia. Vėjas labai nustebo. Kažką sumurmėjo panosėje ir tingiai nusileido žemyn. Jis giliai įkvėpė ir pradėjo pūsti į malūno sparnus. Malūnas vėl pradėjo suktis ir malti. Miltvabalis subėrė grūdus ir girnos sumalė juos į aukščiausios kokybės miltus. Išėjo didžiulis baltų miltų kalnas. Malūno sparnai vis sukosi ir sukosi ir nesustojo, kol Zefira nedavė vėjų ženklo. Ačiū, jau užtenka, tarė ji dėkingai šypsodamasi, ir vėjas vėl pakilo aukštyn. Kai miltai buvo sumalti, miltvabalis pradėjo ruošti duonos tešlą. Jis įdėjo kepalą į krosnį ir kantriai laukė, kol iškeps. Kai kepalas įgavo auksinę spalvą, jis jį išėmė ir supjaustė storomis riekėmis. Bičiuliai tepė ant duonos sviestą ir uogienę ir puotavo tol, kol neliko nei trupinėlio.